kunigas Čarlzas Kopensas SJ. Protestantų reformacija. 7 dalis. Henrikas VIII ir atsiskyrimas nuo Romos. Anglija buvo integrali katalikų bažnyčios dalis nuo 596 metų, kai Šventasis Sostinas su savo 40 vienuolių čia atvyko su popiežiaus Grigaliaus didžiojo misija ir neilgai trukus atvertė didžiąją dalį šios šalies gyventojų. Nuo to laiko praėjus 9 šimtmečiams šalyje pamaldumas taip klestėjo, kad patys šalies žmonės ją švelniai vadino Marijos kraičiu, taip norėdami pabrėžti, kad jie yra labiausiai iš visų tautų pasišventę švenčiausiai mergelei Marijai, kuri yra tokia brangi ir artima savo dieviškajam sūnui. Visose miestuose ir miesteliuose buvo gausių bažnyčių, daugelis kurių buvo gražios ir išpuoštos, o iš jų visų kilo darni garbinimo sutartinė. Iš kiekvienos sakyklos buvo mokoma tų pačių tiesų ir ant pirštų buvo galima suskaičiuoti žmonės, kurių protose ir širdise religija neužėmė garbingos vietos. Šalis buvo nusėta vienuolynais, daugiau nei po 21 grafystei, maldos, mokslo ir darbo namais, iš kurių vartų veržėsi artimo meilės ir užuojautos versmės visiems jų kaiminystėje esantiems bėdoje ar ko nors stokojantiems. Anglija buvo laiminga laiko ir amžinybės palaiminimais. Tada ji buvo linksmoji Anglija, bet ji tokia nebėra. Karalystė buvo galinga ir klestinti, su pilnu iždu, su joje gyvenančiais darbščiais, protingais ir patenkintais žmonėmis. Ir tuo metu, kai prasideda mūsų istorija, o būtent 1509 metais, Henrikas VIII, daug žadantis 18 metų jaunuolis, paveldėjo savo tėvo Henriko VII, kurio daugelis gerų savybių buvo pritemdytos gerai žinomo jo godaus paveldėtojo sostą. Naujasis karalius greitai tapo savo tautos stabu. Kilo didžiulis visuotinis džiaugsmas, kai praėjus vos 2 mėnesiams po karūnavimo jis buvo susaistytas iškilmingais moterystės saitais su dorybinga princese Katerina, Kastilijos ir Aragono karaliaus Ferdinando dukra. Su šia žavinga žmona jis pragyveno 17 metų, per kuriuos jam pagimdė 3 sūnus ir 2 dukteris, kurie dėja visi mirė kūdikystėje, išskyrus princesę Merę, kuri vėliau tapo Anglijos karalienė. Viešame gyvenime jis buvo laikomas valdovo, vyro ir krikščionio idealu. Jis karūnavo katalikų tikėjimo gynėjų sąrašo viršūnę, išleisdamas knygą, kurioje nuo Liuterio atakų gynė 7 sakramentus, už ką nuo popiežiaus Leono X už uolumą gavo tikėjimo gynėjo titulą, kurį turėjo nešioti iki mirties ir kurį Anglijos karaliai neteisėtai pasiliko iki šių dienų. Tačiau asmeninėme gyvenime Henrikas stokojo vienos svarbios dorybės. Jis visą laiką buvo labai neištikimas savo nepriekaištingai sužadėtiniai. Kai jam buvo 35, o jo sužadėtiniai karalieniai Katerinai 43, jis leido savo susižavėti jauna 22 metų mergina, kokete Ana Boleyn, ir nesivaržė su ją tenkinti savo nusikalstamos aistros. Žinoma, jis negalėjo jos vesti esant gyvai esamai sužadėtiniai. Kai kurie jo meilikautojai slapta jam patarė, kad galbūt išnaudojant jo galingą įtaką Romoje, jam pavyktų išsiskirti su dabartinė sutuoktinė tuo pagrindu, kad ši anksčiau buvo ištekėjusi už jo brolio Artūro. Bet pastarasis mirė būdamas vos 14 metų ir santuoka niekada nebuvo panaudota. Be to, jei ir būtų buvusi kokia kliūtis, ji buvo panaikinta formalia bažnyčios dispensa prieš Henriko vedybas. Tačiau 1527 metais karalius pabandė ginčyti šios dispensos teisėtumą, bandydamas įrodyti, kad tokiu atveju karalienė Katerina nėra jo teisėta žmona, todėl jautri jo sąžinė neleidžia jam su ja gyventi kaip su sutuoktine. Kad ši pretenzija buvo tik apgaulė, rodo daugelis faktų, o ypač jo elgesys per taip vadinamą prakaitavimo ligą, kuri tuo metu siautė Anglijoje, o netrukus pasiekė ir karališkąjį dvarą. Kol prieš save matė mirties pavojų, jis buvo labai pamaldus, kasdieną išpažindavo nuodėmes ir kartą per savaitę priimdavo šventąją komuniją. Šio pamaldaus periodo metu jis netgi atnaujino santuokinius santykius su karaliene, bet tik tol, kol Maras pasitraukė. Tada jis metė Kateriną, vėl pasikvietė Aną Boleyn ir vėl pradėjo skubinti skyrybų bylą su atsinaujinusia energija. Bet aukščiausiasis pontifikas Klementas VII, kuriam tuo metu labai reikėjo Henriko pagalbos prieš galingus priešus, visus 5 metus, kiek truko skyrybų byla, išliko tvirtas ir galų gale atsisakė tolesnio bylos nagrinėjimo. Esant tokiai reikalų padėčiai, neturintis principų dvariškis Tomas Cromwellis karaliui pateikė suktą pasiūlymą, siūlydamas jam nusikratyti Romos jungą ir pasiskelbti savo karalystės bažnyčios galva.
Taip jis pats galėtų paskirti bažnytinį teismą santuokos panaikinimui. Daugybė žemiškų valdovų Vokietijoje tokiu būdu tapo nepriklausomi dvasiniuose dalykuose ir nuėmė gausų derlių, perimdami bažnyčių ir vienuolynų žemės ir pastatus. Karalius buvo nudžiugintas šio patarimo. Jis taip pat paskyrė Cromwellį savo slaptos tarybos nariu ir sekė šiuo patarimu iki pat smulkmenų. 3 metus jis gyveno slaptai svetimaudamas su Ana Boleyn, kai 1533 metais jos nėštumas pareikalavo imtis ryžtingų žingsnių, norint išvengti viešos gėdos. Todėl sausio 25 dieną jis ją slaptai vedė, tačiau visiems buvo pranešta, kad ceremonija įvyko 1532 metų lapkričio 24 dieną, kadangi kūdikis gimė rugsėjo 7 dieną praėjus mažiau nei 8 mėnesiams po tikrųjų vestuvių. Šis nuodėmės vaisius buvo Elžbieta, kuri bėgant laikui greičiausiai padarė Anglijai daugiau žalos nei bet kas kitas, nes ji buvo pagrindinė protestantizmo įvedimo šalyje priežastis. Pasirūpinti skyrybomis su Katerina Henrikas pavedė Tomui Cranmeriui, Kenterberio arkivyskupui, ir padarė jį teisėju šioje byloje, nors pats popiežius buvo nedviprasmiškai rezervavęs šią teisę savo. Paklusnus teismas galų gale paskelbė skyrybų nutartį. Šiai gėdingai užduočiai Cranmeris buvo pasirinktas neatsitiktinai. Jis pats jau po šventimų buvo vedęs protestantų lyderio Andreaso Ozianderio dukrą. Jis yra tas pats blogai pagarsėjęs vyras, kuris vėliau supažindino Angliją su reformatorių doktrina ir kuris sudarė vadinamą bendrąją maldų knygą. 1533 m. gegužės 28 dieną Cranmeris iškilmingai paskelbė, kad karalius teisėtai vedė Aną Boleyn ir kad jis dabar patvirtina santuoką savo ganytojo ir teisminiu autoritetu, kurį jis paveldėjo iš apaštalų. Ir vos po 4 metų 1537 metais, gegužės 28 dieną, šis vyras vėl atvirai ir iškilmingai, remdamasis Kristaus vardu ir Dievo garbe, pareiškė, kad pastaroji santuoka nuo pat pradžių buvo neteisėta ir negaliojanti. Mat karalius Henrikas pradėjo įtarinėti savo žmoną, uždarė ją bokšte ir pasmerkė mirčiai dėl svetimavimo. Kitą dieną po skyrybų jai buvo nukirsta galva. Praėjus vos 5 mėnesiams po šio įvykio, spalio 12 dieną jo trečioji žmona, Jane Seymour, pagimdė jam sūnų, kuris vėliau tapo karaliumi Edvardu VI. Pati motina mirė gimdydama. Jo ketvirtoji žmona buvo Ana iš Klevo, bet jis netrukus išsiskyrė ir su ją, bei už šios santuokos pasiūlymą nubaudė Cromwellį mirtimi. Vėliau jis vedė Kateriną Howard, bet išsiskyrė ir su ją, apkaltindamas ją svetimavimu prieš santuoką ir nukirto jai galvą dėl numanomos išdavystės, kaip buvo pavadinta jos tariama nuodėmė. Jo šeštoji žmona, Katerina Parr, vos išvengė savo pirmtakių lemties, kai jos ir vyro nuomonės išsiskyrė religinių klausimų. Tik atvykus ją į bokštą turėjusiems nugabenti pareigūnams, ji numaldė jo pyktį pačiu nuolankiausiu atsiprašymu. Ir vis dėlto šis baisus tironas ir skandalingas svetimautojas daugelio paprastų žmonių yra laikomas rinktiniu apvaizdos įrankiu, išvaduojant Anglijos bažnyčią nuo priklausimo vieno ganytojo ganomai kaiminiai. Kai 1532 metais Cromwellis patarė atsiskirti nuo Romos, Henrikas tučtuojau įvykdė sumanymą. Jis tuoj pat sušaukė dvasininkų susirinkimą ir pareikalavo būti pripažintas aukščiausia Anglijos bažnyčios galva. Taip pat buvo priimtas tai įteisinantis aktas su viena išlyga, kiek tai leis Kristaus įstatymas. Šia išlyga įbauginta dvasininkija bandė nuraminti savo sąžinę, bet tironas ją ignoravo. Jis iš karto paskyrė pasaulietį Cromwellį karalystės generaliniu vikaru ir tokiu būdu iškėlė jį aukščiau už visus vyskupus. Jų galios buvo suspenduotos ir kiekvienas jų turėjo prašyti paskyrimo iš karaliaus, kad galėtų valdyti jo kaimenę. Vyskupai ir parlamentarai drebėjo prieš tironą ir tapo tik jo valios įrankiais. Jam reikalaujant, parlamentas priiminėjo įstatymus dėl skyrybų ir karalienių nukirsdinimo, dėl sosto paveldėjimo pagal jo norus nustatymo, dėl bet kokio asmens pasmerkimo mirčiai. Pasipriešinti jo valiai reiškia mirties nuosprendį, kurį priimti savo noru reikia būti didvyriu, tad tokių atsirado vos keletas. Lordas kancleris šventasis Tomas Moras ir šventasis kardinolas Fischeris Rochesterio vyskupas drąsiai atsisakė duoti priesaiką, pripažįstant aukščiausią karaliaus Henriko dvasinį autoritetą. Jie buvo įmesti į Towerį ir nukirsdinti už savo tikėjimą. Tokiu pat būdu buvo pasielgta ir su daugybė dvasininkų ir pasauliečių, vyrų ir moterų. Religinių įstaigų pastatai buvo konfiskuoti, iš pradžių mažesnieji, kurie buvo apkaltinti pasidavimu pasaulio dvasiai, tuo tarpu didesnieji buvo paskelbti esantis be priekaištų.
Tačiau vėliau atėjo ir jų eilė, o jų žemės ir turtus uzurpavo karalius ir jo pataikūnai. Kai tuo tarpu paprasti žmonės, kurie šių religinių įstaigų buvo remiami, liko palikti likimo valiai, o vėliau buvo ženklinami įkaitinta geležimi už tai, kad maldavo duonos, ar būdavo paverčiami vergais ir atiduodami tiems, kurie juos kaltindavo valkatavimu. Henriko darbuose būtų sunku atsekti Dievo pirštą, tačiau juose lengva pastebėti velnio, pasaulio ir kūniškų geidulių įtaką.